Sveiki visi, šiandien servise 007 turime hibridinį Toyota Prius Plus, europinis modelis, 7 vietų, tikrai populiarus, nepaslaptis dažniausiai naudojamas darbui. Na, o kadangi, kaip ir kiekvienas normalus meistras į savo darbo įrankius dažniausiai žiūri profesionaliai, renkasi sistemas tokias, kurios kiek įmanoma mažiau genda ir leidžia užsimti automobilio darbais, o ne sistemos kalibravimais, remontais ar dar kažkokiais kitokiais dalykais. Tai šį kartą klientas nepatingėjo atvažiuoti iš Klaipėdos, pakankamai nemažai kilometrų tam, kad susimontuoti kokybišką Landi Renzo sistemą, kuri būtų ne tik kokybiškai patikimai sumontuota, bet be abejonės ir preciziškai sukalibruota, ištestuota ir atiduota naudojimui. Tai yra sumontuota, kaip ir paminėjau, Landi Renzo Evo OBD sistema, pats valdymo blokas yra greta benzininio valdymo bloko, patogiai išvestas dujinės fazės filtras, kuris bus keičiamas kas 1 metus arba kas 15 000 km, slėgio daviklis, dujinės įrangos saugiklis, diagnostinė jungtis, dujiniai purkštukai Landi Renzo AEB Plus yra sumontuoti šitoje vietoje, dangtis yra truputėlį pakeltas, tam, kad jie ten gražiai tilptų. Nu, reduktoriukas Landi Renzo linų vidų, kartu greta skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas Landi Renzo sumontuota šitame kampe. Na, visi darbai Landi Renzo montavimo servise 007, kaip visada pagal aukščiausios kokybės standartus. Tie patys standartai yra naudojami montuojant sistemas į visiškai naujus automobilius, taip kad drąsiai suteikiama garantija savo atliktiem darbam. Be abejonės naudojame tik kokybiškiausias šiai dienai prieinamas rinkoje medžiagas, komponentus ir priemonės. Naudojame spyruoklinės sąvaržas, apsauginės gofras, dujinės įrangos laidyną adaptuojam konkrečiai šiam variklio skyriui. Lygiai taip pat kaip variklio skyriui yra visi laidai įvilkti į gofras ir jos yra izoliuotos, lygiai taip tą patį padarom su laidais ir mes. Be abejonės kiekvienas kontaktas yra lituojamas, apsaugomas termokembrikais ir panašiai. Visas šitas bendras vaizdas yra ir estetiškai tvarkingas ir be abejonės kiek įmanoma patogesnis. Ta prasme, kad eksploatavimo kažkokiam darbam, remonto darbam stengiame sudėti viską taip, kad tie komponentai kiek įmanoma mažiau trukdytų. Tai tiek apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtukui pasirenkam vieną iš laisvų vietų esančių kairiau vairo. Tai čia tikrai pakankamai patogi, gera ir tam skirta vieta. Dujų pildymą padarom prie benzino užpildymo vietos. Atsidarę įsisukam perėjimą, atlikę dujų pildymą, viską gražiai užsidarom. Tikrai labai patogu. 53 litrų dujų balionas atsarginio rato vietoje. Kaip ir minėjau, čia yra sėdynės, kurios atsilenkia be abejonės, tai balionas lieka čia, gražiai viskas susideda, tie visi daiktai, kurie yra sudėti, taipogi čia susidės ir viskas gan gražiai atrodė. Tai va, tai tiek apie Toyota Prius Plus ir Landi Renzo dujinės įrangos montavimo servise 007. Jeigu kažką panašaus vairuot, planuojate įsigyti ar norit kokybiškos sistemos, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.